Varžybos Lietuva-Ispanija jau buvo lemiamos dėl patekimo į kitą etapą. Varžybos vyko dar nepasibaigus darbo dienai. Visi rinktinės gerbėjai skubėjo anksčiau už darbų, kad galėtų suspėti stebėti lemiamos dvikovos. Nors varžybų pradžia sužadino viltį fanų širdyse, tačiau tai buvo tik akimirka optimizmo. Mūsų šalies rinktinei liko tik varžybos dėl garbės, o fanam paskutinis čempionato reginys, kai mūsų šalies rinktinė stovės ant parketo Lenkijoje.